Brangieji, pirmiausia, tai labai smagu Jūs pasveikinti dalyvaujančius kartu šioje konferencijoje. Labai nuoširdžiai dėkojam, gerbiamas vidaus reikalų ministrė, brangus valstybės institucijų darbuotojai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, švietimo, vaikų teisių atstovai. Iš tiesų susibūrėm kalbėtis nepaprastai rimta tema ir labai dėkoju Lietuvos Caritas organizacijai, kuri šiuo atžvilgiu atstovauja bažnyčią, kuri yra padariusi sutartį su valstybė bendradarbiauti šiame darbe, kuriame iš tiesų reikia sutelkti jėgas, nes vienos organizacijos ir vienos institucijos darbas niekaip negali įveikti šitos problemos, nes ji, kaip matome iš šiandienoj skandalo Epšteino viešinamų dokumentų, tiesiog yra pasaulinė problema. Ir tinklai neįtikėtinai gali apimti visas šalis, tame tarpe ir Lietuvą, kaip mes matome iš dokumentų. Taigi apmąstymo diena vis dėlto apie tą problemą, kuri tiesiog neatpažįstama dažnai yra arba ignoruojama. Ir taip pat maldos diena, kaip minėta vasario 8, popiežiaus Pranciškaus nuo 2015 metų inicijuota diena, vis dėlto tam tikslui pirmiausia susipažinti, aptarti, o galop padėti žmonėms, kadangi mūsų institucijų yra būtent toksai tikslas ir tokia misija. Jei kalbame apie šią problemą, turime pripažinti, kad jinai vis dėlto nėra iki galo pažinta, įsisąmoninta ir dažnai, kaip minėjau, ignoruojama. Pirmas dalykas, ką ir iš to Epšteino dokumentų viešinimo žmonės sako, kad jie nesuprato, jie nepagalvojo, jie buvo tarsi rūke, kai vis dėlto įlindo į tokį tinklą, kur tiesiog sugriovė jų reputacijas, institucijų ir jų asmeninės. Ir tiesą sakant, mes turime iš tiesų kalbėti apie tai, kad pirmiausia mes turime pažinti, kas tai per problema būtent šita prekyba žmonėmis. Nors atrodo, kai šitą ištari terminą, tai mes atrodo kalbame apie kažkokius vergovės laikus, kurie jau senai priėjo viduramžiuose, o čia iš tiesų yra modernios vergovės formos ir prekybos žmonėmis formos. Tokie dalykai kaip organų donorystė priverstinė, prostitucija, surogatinė motinystė, vagystės kitiems nusikaltimams atlikti, vergiškam darbui ir visokiem dalykams, kurie susiję su žmogaus orumo stipriais pažeidimais, galop nusikaltimais prie žmogaus asmenį. Ir čia pažinimas yra pirmoji šito susitikimo, sakyčiau, ir temos apmąstymo prasmė, kuri kalba apie tai, kad mes turime kalbėti, šitus dalykus viešinti ir tiesą sakant, pristatyti visuomeniai kaip galima grėsmę. Juk dažnai esame naivūs. Išgirdę apie tam tikrą galbūt išnaudojimo formą, nekreipiam dėmesio, nes pirmiausia, manęs tai neliečia, čia kitų žmonių problemos, tegu jie jas ir sprendžiasi. Tada nėra jautrumo atpažinti tos problemos ir tą žmogų patį, pakviesti, susimastyti ir galbūt net nurodyti, kokie pavojai tyko vienoj ar kitoj veikloj. Ir trečias dalykas - švietimas. Mes kaip visuomenė turime kelti tiesiog jautrumą. Jautrumą žmogaus pagarbos ir orumo srityje. Yra toks gražus priežodis, kad kai vanduo kyla, visos valtys kyla. Tai čia šioje kontekste galėtume sakyti, kai visuomenės sąmoningumas ir jautrumas kyla, mes tada iškeliam taip pat ir visus tuos, kurie galbūt nesuvokia, nesupranta, kad net yra patekę į tos tinklus. Kaip žinia,
šitus nusikaltimus atpažinti yra labai sudėtinga, nes jie yra užsimaskavę dažnai po labai skambiom frazėm ir skambiais darbais, ir kartais tie, kurie susivilioja žmonės, pavyzdžiui, skelbimais gražiais į kokį nors skambiai užvadintą darbą, nepagalvoja, kad tai gali būti spąstai. Vėliau, kai įeina, galbūt save ramina, ai, čia daug kas taip daro, gal nėra taip čia blogai, juk toks pasaulis, visi dabar, kaip čia pasakius, nėra žmogaus be nuodėmės, tiek mes turime pasiteisinimų. Ir įsivaizduokit, tas vadinamas nuodėmės tinklas, struktūra, jinai stiprėja, jinai nujautrina, jinai galop žmogų įveda į tokią pasaulėžiūrą, kurioje jis nemato problemos iki tokio lygio, nes nėra jautrumo. Kaip į vandenį įmesta varlė, sako, šildoma, gali net ir išvirti. O jeigu tu ją mesi staigiai į verdantį vandenį, jinai šoka tiesiog. Tai vat, kaip padaryti, kad visoje visuomenėje neišvirtų tos problemos taip, kad mes jų net nepastebėtume. Labai džiaugiuosi šitą iniciatyvą vien tik dėl to, kad mus jinai pirmiausia sujungia, kaip įvairių institucijų žmonės, darbuotojus ir valstybės, ir bažnyčios, nevyriausybinio organizacijų. Vis dėlto tai tinklas. Ir šita popiežiaus iniciatyva Lietuvoje labai gražiai išreikšta tos Šventos Mortos grupės darbu. Mes turime sukurtą struktūrą ir policijos, ir bažnyčios, ir kitų organizacijų darbo kartu būdą. Tai čia yra labai didelis žingsnis Lietuvoje žengtas. Tada šita konferencija, kuri duoda sąmoningumo ir viešinimo bei sklaidos galimybę, labai stiprus impulsas. Na ir tada, aišku, mes iš jos turime pasisemti, kokiu būdu mūsų organizacijose galėtume atliepti konkrečiai į šitos problemos sprendimo būdus Lietuvoje. Tai kaip ir minėjau, švietimas, įvairios iniciatyvos, bet taip pat ir konkretūs veiksmai mūsų organizacijose, mūsų įvairiose veiklose. Ši diena iš tiesų yra skirta ir maldai. Turim pripažinti, kad be Dievo pagalbos čia šitoje vietoje esame dažnai bejėgiai ir žmogaus pastangos ne visada duoda vaisių. Tai bažnyčia tą supranta kaip tiesiog prašymą Dievo išminties ir pagalbos, ypatingai apsaugant vaikus, nepilnamečius, kur dažnai, kaip čia pasakius, žmonės nesuprasdami pateisina dalykus, kurie iš tiesų yra nusikaltimai. Tai tas apmąstymas yra būtent jautrinimas sąmoningumo, išsilavinimo ir mūsų veikimo būdų efektyvinimas ir stiprinimas. Visa tai, tikiuosi, šitos konferencijos metu bus vienu ar kitu būdu aptarta ir rezultatas bus labiau mylinti visuomenė. Tikrai mes turime nedidelį kraštą, nedidelę mūsų tėvynę, kurioje lengviau susitelkti negu galbūt kokiems dideliems kraštams. Todėl turime labai gerus šansus tą jautrumą, kaip sakyt, įkūnyti įvairiuose veiklose ir įvairiuose institucijose. Kažkaip tikiuosi labai didelę sėkmę šito projekto ir mano palinkėjimas, kad šita konferencija ne tiek būtų nuliūdimo priežastis, o dangau, kiek čia visko blogo gali vykti, bet iš tiesų, kad mes einam į naują visuomenės kartu su gyvenimo formą, kurioje vieni kitus labiau gerbiam, pastebim, mylim ir galop gerbūvis visuomenės nėra tik tai materialinės bei fizinės, bet taip pat dvasinės, psichologinės, kuris, kaip žinia, yra nepaprastai svarbus žmogaus pilnutiniai sveikatai. Taigi
Būkit palaiminti, gražios konferencijos ir te mintis įkvepia pasiryžimui mylėti ir kitą žmogų apgaubti savo ir žiniomis, ir patirtimi, ir aišku, mylinčią pagalbą. Ačiū.